noriu pasidalinti savo viziją tokią. Tai kažkas mane supras, kas domisi tais dalykais, kas nesupras, tai galbūt susimastysit, nes ir aš kažkada tokius dalykus pirmą kartą išgirdau apie vizualizacijas. Čia yra Monako, yra Jakubas, o viršuje yra ten karaliaus rūmai, ten visa rezidencija, ten va irgi galima pakilti. Tikrai labai gražus vaizdai. Kas dar negirdėjo, tai 1 kvadratas Monako kainuoja va tokiuose vietose apie 100 000 eurų už 1 kvadratą. Iš tikrųjų, kai pradėjome investuoti užsienį, tai Bulgarija, ten yra toks Harmony, toks irgi kompleksas ir ten dažnai lankausi spa, ten yra ir pirtelės, ir baseinai. Ir grinai va šitą vaizdą buvo toks fototapetas. Ir aš jį visada žiūrėdavau. Kažkaip iš pradžių net, iš tikrųjų net nežinojau, kad ten Monako yra. Kažkaip nesureikšminau, bet vaizdas buvo tikrai labai gražus. Na ir va, tiesiog tokia gyvenimo ironija, kad atsiradau viešbutį ir žiūriu, kad grinai toksai pats vaizdas. Absoliučiai, tai pagal tą fototapetą. Ir kaip tu nori vartyk, galvok, kad čia mistika, ne mistika. Bet tikrai, va, sakau, daugiau nei 3 metus aš žiūrėjau ten tą foto paveikslą. Ir vakar, galima sakyti, pastebėjau, kad, aš esu toje pačioje vietoje, kur žiūrėjau 3 metus į tą foto paveikslą. Tai noriu visiems palinkėti, kartai, žinot, yra tokie daromi, ir tai tikrai pats esu daręs ne vieną kartą, savo gyvenimo vizualizaciją. Išsikerpi ant tokio A4, ant A1, tas kur didelis lapas. Išsikerpi tą lapą ir tu gali iš žurnalų iš visur tiesiog karpyti, kas tau, kokios mašinos nori, kur keliauti nori, iki santykių, ten žmona, vyras, vaikai ir taip toliau. Ir žinok, tas viskas pildosi. Tai yra, mes protai duodam komandas kaip kokiam kompiuteriu, arba googlinam, arba su ChatGPT visada reikia suformuluoti tikslą ir tada gauni gyvenime. Tai aš manau, kad irgi kažką tokio irgi gavau, šiandien dienai, kad mačiau, žiūrėjau, norėjau labai atvykti, gyvai pasižiūrėti ir prašau, ir viskas išsipildė. Tai linkėjau jums, vizualizuokit, jeigu galvojat, kad kažko neturi, tai nereiškia, kad neturėsit. Tiesiog vizualizuokit, labai norėkit ir žinoma prie to noro, žinoma reikia pridėti veiksmus. Bent jau mažus žingsnelius ir tikrai išsipildys jūsų svajonės.